ūkininkaujam labai senai, nuo nepriklausomybės laikų įkūrimo ir tas ūkis truputį plėtėsi ir šiandien yra toks, koks yra. Mes verčiamės augalininkystę, mano ūkis yra, auginame daug kultūrų ir kviečius, ir miežius, ir rapsus, ir cukrinius runkelius, ir kukurūzus, ir kitus augalus. Šiandien jis yra toks, yra pakankamai modernus, didelis augalininkystės ūkis. Prasidėjo, baigiau mokslus tuo metu Žemės ūkio akademijoje, agronomiją. Atsidūriau šitoj vietoj Lietuvos, Žitėnuose. Ir čia pradėjau savo veiklą. Kadangi keitėsi tas laikmetis, atėjo nepriklausomybė, atsirado galimybė ūkininkauti ir pradėjau ūkininkauti. Pradėjau nuo 7 hektarų ir po truputį didėjom. Ir ne tik didėjom, bet ir darėmės tokie rimtesni ūkininkai. Ir tas visas ūkininkavimas labai jisai įtraukia, nes yra labai įdomus. Jisai labai tokio kūrybinio momento daug yra, tai jisai tokią pilnatvę suteikia. Tai aš esu kaimo vaikas, mano seneliai ir proseneliai, žemdirbiai, mano tėvas agronomas, aš irgi agronomu tapau, tai tas kažkaip natūraliai gavosi ir mano sūnus 3 dabar visi agronomai, tai tiesiog iš kartos į kartą tos matyt šaknis yra ir jos tave pastato ten, kur reikia. Jūs teigiate, kad tvari žemdirbystė, kuri yra paremta tiksliąja žemdirbystė ir sveikų dirvožemių, yra ateitis. Gal galit pakomentuoti plačiau? Taip, tai mūsų ūkiai yra 2 tokios kryptis. Tai yra tvarumas, kuris susideda iš sveiko dirvožemio, kuris mes siekiame, tai ir sėjomaina, ir tarpiniai augalai, ir bioariminė žemdirbystė, ir organika, ir kitos priemonės, ir tikslioji žemdirbystė, ką leidžia šiais laikais moderni technika. Ir jeigu mes pamatysime ant tos technikos, kur ir stovi kieme, kur stovi sensoriai ir visokios akys, kur mato, ir mums leidžia atlikti savo darbą labai tiksliai, labai laiku, su kuo mažesnė ta poveikio aplinkai. Tai tas tvarumas iš to ir susideda sveikas dirvožemis ir tiksli žemdirbystė. Ir mes manom, kad kol pasaulis nėra sukūręs ekologinių ūkio technologijų tokių, kad pasaulyje aprūpintų maistu, tai šita kryptis tvarumo ir tiksliosios žemdirbystės yra ateitis. Ir per tą laikotarpį, kai mes pradėjom šitą daryti, mes pamatėm, kaip mūsų dirvožemis jisai pasidaro biologiškai aktyvus. Ir tada mums reikia mažiau trąšų, mums tada reikia mažiau augalų apsaugos produktų. Ir jeigu dar mūsų techninės galimybės leidžia tą atlikti labai tiksliai ir jeigu padarai labai laiku, turi didžiausią efektą su mažiausiam sąnaudom. O kokius tvaraus ūkio principus, apie kuriuos daug kalba jūsų partneriai BASF, jūs taikote savo ūkininkavimo veikloje? Europoje yra labai reglamentuotas naudojimas augalų apsaugos produktų. Ir jau prieš 10 metų mes pradėjom kalbėti apie tą tokį nuosaikų požiūrį į tą augalų produktų naudojimą. Ten, kur reikia, tada, kada reikia, tiek, kiek reikia. Kad mes išlaikytume tą gerą santykį su aplinka, kad mes ir turėtume tą plačią bioįvairovę, kurią šiandien turime. Šarūnai, kas čia yra per akmenų krūva? Kokia jos paskirtis? Tie akmenys yra surinkti iš šitų mūsų gražių laukų ir jie rado vietą čia. Tokia pasidarė graži visiškai krūva, bet mes pamatėm, kaip mes šitą krūvą suformavom, kad čia atsirado labai daug gyvybės, atsirado daug visokių driežų. Čia gyvena vasaros metu lapių šeima ir 5 lapiukai, ir čia pastoviai laksto ir kaip aš jau pripratau prie jų, kad kartais pamaitindavo, tai net išeidavo iš tikrųjų. Atrodo tokia tuščia, rami vieta, bet čia pilna gyvybės. Tai čia galbūt toks irgi yra vienas iš jūsų būdų prisidėti prie to tvaraus ūkininkavimo, kad skatinti tą bioįvairovę? Ar galima taip sakyti? Taip, tai yra vienas iš būdų ir mes turim ūkyje tokių senų apleistų sodybų, kurių stengiamės ir netvarkyti, nieko nedaryti, nes mes matom, kad ten labai daug yra visokių gyvūnų.
Ir kiškiai, ir lapės, ir stirnos, visi randa kažkokią vietą ir jie ten tiesiog gyvena savo gyvenimą. Čia yra mūsų tarpiniai augalai ir mes tokiais tarpiniais augalais apsėjam rudenį visus savo laukus. Ir čia konkrečiai yra mišinys 7 augalų, kur kiekvienas atlieka savo vaidmenį. Ir tie tarpiniai augalų auginimas yra vienas iš sudedamųjų mūsų žemdirbystės dalis ir labai svarbi dalis. Nes vieni augalai žemės struktūrą gerina, kiti fiksuoja azotą, kiti pakelia iš žemesnių sluoksnių tiek fosforą, tiek kitas medžiagas. Ir čia net kai būna šiltas ruduo, nes mes turim aplinkui daug bičių. Čia žmonės turi po 200 šeimų bičių ir turi kaip verslą bites. Tai mes niekada neturėjom konfliktų su bitininkais ir kuo daugiau žydinčios tos aplinkos, tuo daugiau medaus. Jūs partneriai BASF taip pat labai dažnai daro įvairias iniciatyvas, diskusijas, kalba apie tvarę žemdirbystę, apie inovacijas. Kaip Jūs manote, ką tokios diskusijos, iniciatyvos bendrai duoda žemės ūkio sektoriui Lietuvoje? Visų pirma, aš manau, kad tai duoda sąmoningumą žmonėms, kurie dirba tam sektoriu. Ir mes matom, kaip keičiasi žmonių požiūris, mano kolegų požiūris į tą veiklą, į tą tvarumą, į tą augalų auginimą, kad jisai ne tik tikslas yra siekimas kažkokio maksimalaus pelno, bet mes turim šalia gamtą. Nepamiršti, kad turim šalia gamtą ir turim ją turėti ne tik šiandien, bet ir ateinančiam kartom.